Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Štai ką sako viešpats Dievas. Išrankiosiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, kurios nuo jie nukeliavo. Surinksiu juos iš visur ir parvesiu į jų kraštą. Savojoje žemėje, Izraelio kalnuose, aš juos padarysiu viena tauta. Visi jie turės vieną karalių. Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekad nebesidalys į dvi karalystes. Jie nebesusiteps savo stabais ir niekšybėmis ir visokiamis piktybėmis. Aš juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie pridaro per savo neištikimybę, ir juos apvalysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš jų Dievas būsiu. Mano tarnas Dovydas bus jų karalius, ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Gyven šalyje, kurią savo tarnui Jokūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir vaikaičiai per amžius. O mano tarnas Dovydas visą laiką bus jų valdovas. Su jais sudarysiu sandorą jų geroviai. Turės tai būti amžina sandora. Juos padarysiu skaitlingus, jų tarpe aš amžiams pastatysiu savo šventovę. Pas juos bus mano buveinė. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų tarpe, tai tautos pažins, jog esu viešpats, kuris Izraelį padarė savo šventąją tautą. Tai Dievo žodis. Viešpats mus gano tartum piemuo savo bandą. Klausykitės viešpaties žodžio tautos, skelbkite jį saloms tolimosioms. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos, ateis jie ir džiūgaus Siono kalne, plauks prie viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai. Jų liūdesį džiaugsmu aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu, vargams pasibaigus. Viešpats mus gano tartum piemuo savo bandą. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Nusimeskite visas savo nuodėmes, sako viešpats, ir susikurkite naują savo širdį ir dvasią. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventą vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausias kunigas jiems tarė: Jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausias kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet ir tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytusius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų,
bet pasitraukė į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi Žydų Velykos. Daug žmonių iš viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi: Kaip jūs manote, nejaugi jis nebeteis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantys praneštų, kur jis esąs, kad būtų galima jį suimti. Tai Dievo žodis. Brangus broliai ir seserys Kristuje. Ištikimi Marijos radijo klausytojai, sparčiais žingsniais, sekdami Kristumi, priartėjome prie Jeruzalės, kur įvyks baisiausias žmogaus protų nesuvokiamas įvykis istorijoje. Žeminančiai ir žiauriausiai mirčiai ant kryžiaus bus pasmerktas įsikūnijęs Dievas. Evangelijoje pagal Luką 9 skyriuje 51 eilutėje parašyta: Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo veidą į Jeruzalę. Jis keliavo ne švęsti Paschos, bet tapti Paschos avinėliu. Jis žinojo, kad bus išduotas, atmestas ir paniekintas. Jis žinojo, kad teks iškentėti kryžiaus kančias, kad būtų sunaikinta žmonijos nuodėminga prigimtis. Kadangi Jėzus buvo ne tik tai tikras Dievas, bet ir tikras žmogus, artėjantys nežmoniški išbandymai nebejotinai jį slėgė ir baugino. Todėl evangelistas Lukas atkreipia dėmesį į ryžtingą Jėzaus veidą, nukreiptą į Jeruzalę. Tai ir parodo sūnaus nuolankumą ir paklusnumą dangiškajam tėvui, ryžtą įvykdyti jo valią, išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Mėly tikintieji, ir tuoj prasideda paskutinis gavėnios etapas – kelionė į Golgotos kalną. Ar pajėgsime kartu su Kristumi, jo motina Marija, dar keliomis moterimis ir vieninteliu apaštulu Jonu nueiti iki galo? O gal pasiliksime toli su savo mintimis kasdienybės rutinoje? Kitaip tariant, kaip apaštalai išsiblaškysime kas sau. Pakeliui į Jeruzalę Jėzus gydė ne tik tai fiziškai, bet ir dvasiškai atstumtuosius, sužeistuosius, išvarinėjo demonus iš apsėstųjų, parodė ne vieną ženklą liudijantį jo dieviškąją prigimtį. Šios dienos įvykis Evangelijoje aprašomos po to, kai Jėzus padarė tai, ko pasaulis nebuvo regėjęs ir net nesitikėjo. Jis prikėlė mirusį ir 4 dienas kape išgulėjusi Lozorių. Ką tik išgirdome, kad daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Suprantama, rašto aiškintojai ir fariziejai sunerimo. Jau anksčiau Jėzus kėlė jiems daug problemų. Sakėsi esąs Dievo sūnus, gydė šabo dieną, nepripažino jų daugybės sugalvotų įstatymų, nekartą priekaištavo, jūs kraunate žmonėms nepakeliamas naštas, o patys tų naštų nei vienu pirštu nepajudinate. Be to, Jėzų sekė minios žmonių, daugelis Jėzų laikė mesiju. Tai griovė fariziejų, rašto aiškintojų ir aukštųjų kunigų autoritetą. Štai kodėl jie sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi tikės jį,
ateis romėnai, sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Taigi, jų manimų Jėzus kėlė grėsmę nusistovėjusiai religiniai ir viešai tvarkai, kurie jie turėjo prižiūrėti. Bet kokie neramumai, liaudės bruzdėjimai galėjo atrodyti kaip nusistatymas prieš romėnus, o tai paskatintų juos įsikišti. Šito ir bijojo žydų religiniai vadai, nes pirmiausia nukentėtų jie patys. Todėl, kaip įmanydami, vengė bet kokios sumaišties. Nors Jėzaus stebuklai buvo akivaizdus, Kajafas ir jo bendrai neįtikėjo. Nors Jėzaus stebuklai buvo akivaizdus, Kajafas ir jo bendrininkai neįtikėjo. Jiems labiau rūpėjo jų pačių prestižas ir valdžia. Argi Kajafas, būdamas sadukėjas, galėjo pripažinti Lozoriaus prisikėlimą? Juk sadukėjai neigia mirusiųjų prisikėlimą. Taigi Kajafas, jo nuosprendis buvo žiaurus. Jūs nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Neįtikėtina, kad vyriausias kunigas, kuris turi rūpintis Dievo įsakymų vykdymu, kurių tarpe yra įsakymas nežudyk, pats, kaip išeiti iš susidariusios keblios padėties, nurodo žudymą. Ir kągi jis siūlo nužudyti? Ta, kuris yra gyvybės davėjas, kuris prikelia iš numirusiųjų. Evangelistas Jonas toliau primena, kad Kajafas tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausias kunigas, kuris pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą, ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų vienybę įsisklaidiusius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie buvo tvirtai pasiryžę Jėzų nužudyti. Kajafas, aišku, nesuprato visos savo žodžių prasmės. Kai vyriausias kunigas, jis pranašavo, kad Jėzaus mirtis bus naudinga žydams, bet ne tik jiems. Jo išperkamoji auka išlaisvins iš nuodėmės ir mirties visą žmoniją. Taigi žydų autoritetai pasirinko paprasčiausiai išeitį, pašalinti jiems nepatogų, jų ramybę trikdantį Jėzų. Šis žiaurus planas nesvetimas visiems laikams. Galėtume vardinti daug Seno ir Naujo testamentų galinguosius diktatorius bei valdančiuosius, kurie tokiu būdu šalino jiems nepalankius, nepatogius ir pavojingus jų autoritetui žmonės. Mums pakanka prisiminti netolimas praeities ir dabarties diktatorius. Ir ne tik juos, kurie lengvai peržengia 5 Dievo įsakymą nežudyk. Kaip žinia, žudyti galima ne tik tai fiziškai, sunaikinant žmogų, bet morališkai žlungant orumą. Į tai vyksta kasdien čia ir dabar. Myli Marijos radijo klausytojai, mes dažnai piktinamės ir smerkiame tuos, kurie kursto nesantaiką tarp tautų, kurie apimti didybės manijos sukelia karus, kurie žūsta visai nieko dėti žmonės, sunaikinami ištisi kaimai, gyvenamieji namai. Mes stebimės, kaip tai įmanoma. Nejau kurstytojų širdyse nėra nei kropelytės meilės, nejau širdyse nėra nei lašo tikėjimo, jog ne jiems priklauso šis pasaulis ir jo tvarka. Nejau jie niekada nesusimąsto, jog savo veiksmais išduoda patį Dievą ir verčia jį pasitraukti į pakraštį. Mes smerkiame, piktinamės, bet ar nesusimąstome, jog dažnai mes patys taip darome? Argi neužsidarome savo patogioje tikrovėje, vien melsdamiesi ir laukdami, kada pasibaigs sumaištis ir pasaulis pasikeis į gerą? Argi neišduodame Jėzaus, kai renkamės daryti tik tai vieną nuodėmę, pavyzdžiui, vogti, šmeižti, paleistovauti ar kitą kurią, o visus kitus įsakymus pasiryžtame sąžiningai vykdyti?
arba kai renkamės apkaltinti kitą arba nuslėpti nusikaltimą, kad išgelbėtume save ar artimą. Tokių arba galėtume išvardinti ne vieną. Ir kiekvienas, kad ir menkiausias pasirinkimas be Dievo valios, verčia jį emigruoti užjūrybį. Tačiau Jėzus visada sugrįžta pas kiekvieną, kurio širdyje įsižiebia bent menkiausias meilės žiburėlis. O jis davė pažadą: jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ir mes tuo tikime. Amen. Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.